Kaune vykusiuose atviruose Lietuvos jėgos trikovės taurės varžybose komandinėje įskaitoje nugalėjo Kauno miesto sportininkai. Absoliučiai geriausių dalyvių tapo svečias iš Latvijos Aleksandras Grigorjevs. Nuo lyderio nedaug atsiliko įspūdingai pasirodė lietuviai Amantas Paulauskas ir Linas Palivonas. Absoliučioje įskaitoje užėmė 2-3 vietas. Sportininkai dalyvavo stūmimo, rovimo ir spaudimo gulint ant suolelio rungtyse. Varžybos gana pasidarė įdomios ir patrauklios sportininkam, kadangi tai yra toks tarptautinis turnyras, kuris darosi vedamas federacijos 4 metus iš eilės ir įdomu tai, kad pasiekti gana aukšti rezultatai. Lietuvoje yra pagerinti 9 rekordai Lietuvos. Tame tarpe yra 2 rekordai Latvijos pagerinti. Ir kas nustabiausia yra, kad tai tikrai aukšto meistriškumo varžybos, kurios rezultatai gal būtų vertinami, sakykime, tarptautinio lygio. Turnyre dalyvavo sportininkai iš Baltarusijos, Lenkijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Turnyrą laimėjęs Latvis neslėpė, jog savo pasirodymu liko patenkintas. Впечатления самые наилучшие, потому что я здесь 3-й год приезжаю. Įspūdžiai patys geriausi. Į Lietuvą atvažiuoju jau 3 kartą ir visus tuos kartus teko laimėti. Todėl įspūdžiai patys geriausi. Turnyro dalyvių komentarai ir patys karščiausi varžybų momentai artimiausiose Sportas LT laidose tik per Sport 1 kanalą. Tomas Ravanskas, Vytautas Juknys, Sport 1 žinios + Kaunas.